tai yra nevaldomas tas balionas ir čia suprojektuoti ir numatyti, kuris nusileis, apskaičiuoti vėjo sroves kelių kilometrų aukštyje, krovinys galų gale sveria ten irgi nemažai. Pagal dabartinius požymius, ką matom šią minutę, tai yra kontrabanda, bet niekad nežinai ir tokio masto, tokio intensyvumo, tiek daug taškų, kad nežinotų Baltarusijos režimas, kad tokie dalykai vyksta, būtų tikėtis labai naivu. Tai su jų žinia, arba tiksliau su jų ignoravimu, kad tas vyksta, tai yra faktas, bet tai buvo stimuluota, kažkaip tai surežisuota, to atsakyti tikrai šiai minutė mes negalim.